Aktyvumas Panevėžio mieste, įskaitant ir iš anksto balsavusiuosius, siekia kiek daugiau nei 13% visų rinkėjų. Panevėžyje antrajame ture varžosi politinio komiteto atsinaujinančio. Važiavom į miestelį Pulendorfą. Gyventojų nedaug, 13-14 tūkstančių. Praktiškai kiekvienas miestelis ar kaimelis turi savo senamiesčius. Tai būtent Pulendorfas, čia nuo Zigmaringeno 20 km, įeinant į miestelius, tai būna tik pasivaikščiojimo zona. Tai automobiliam kaip įvažiuoti, kaip ir draudžiama, nebent aptarnaujančiam personalą. Sekmadienį nedarbo diena, tai žmonių ir nebūna. Netgi ir turistų nebūna, nes nedirba nei parduotuvės, nei kavinės. Niekas nedirba, tai būna tuščia. Čia namas kokis kreivas, pamatyti pagal linijas. Ir stogas šiek tiek išlenkęs. Net įdomu, kiek metų šitiem namam. Šitas irgi įdomus namelis. Tokie senoviniai nameliai. Jie negriaunami, bet paprasčiausiai renovuojami. Fontanas, bet nesenai pastatytas. 2013 metai. Labai pastatai įdomus. Ornamentai išraižyta 1893 metai. Tai Vilma ir metai yra 1893 virš 100 metų. Čia parodyta Štutgartas 160, Berlynas 750. O čia kur nais Alšvėl, net nežinau, irgi senas namas kažkoks tai miestas. Ir su kryžium, su ligoninėm. Tarp namų darbai kokie padaryta. Dabar pavasaris, biškį šaltoka, vėsoka, bet vis tik kaviniai susėdę, mėgaujasi. Čia šiek tiek aukščiau bažnyčia, lipu prie bažnyčios. Čia gal dar tik pildo vandenį, nes visai vandens nėra. Rathaus, tai yra rotušė. Rotušė, čia matai, jinai dar senų laikų ir namas 1528 metų. Na jo. Tai čia 15 amžiaus, skaitai. Ir dar 16 pradžia. Nu tikrai, vokiečiai ką moka, tai būtent neapleidžia. Neapleidžia, padažo, paremontuoja, plyteles naujas sudeda. Visada yra ką pasižiūrėti. Senamiestis tai yra nedidelis visai. Čia bažnyčia. Paukščiai duoda šitą.
Kaip gražu. O ten yra tas pakelėjas dar likęs, kaip keldavo su virvėm visus produktus į viršų. Matai ten Na, ant tokio veleno virvėm užtraukdavo. įkalinai žmoną, užkalė visas durės. Meilužiai pa žmoną, ne? Na, ir paduodi maistą, kad nenumirtų už alkio. Miesto biblioteka. Čia dar vienas pastatas senas. Bet medis, tai žiūrėk, išgraužtas, jisai nuo senumo. Jo, čia dar kažkaip kitaip. Jis uždažytas specialiai, man atrodo, dar ir prieš gaisrinę, nes viduj apdirbo šį medį, kad nuo gaisro būtų atsparu. Ir vidinės sienos irgi būna gaisro atspariom plokščiam sudėtos. Net dėžutės jungikliam rozetėm specialios būna dėžutės gaisro atspariom. Tai kiek galima, tai apsaugo. Aišku, davikliai priešgaisriniai sudėta, čia jau būtina, visur būtina. Čia tai net nekalbu, bet visos vidinės sienos irgi gaisro atsparios. Tie senoviniai namai padažyti, jie privalo, man atrodo, kažkurį tai laiką juos dažyti ir tiek vidų, tiek išorę. Jeigu nuomininkai, tai kas 5 metus, ko gero, viduje tu privalai išdažyti, jeigu ir nuomojasi. Išorė taipogi, nežinau kiek laiko, bet privaloma yra dažyti. Išorė dažo šitas savininkas. O Savininkas. viduj, kas 4 ar 5 metai, žiūrim, kaip sutartį nurodyti. Viduj turi sutvarkyti. Bet jie privalo, man atrodo, irgi dažyti. Išorė negali apleisti. Išorė jie gali. Jie privalo, jo, jiem baudas didelis. Nors vidiniai kiemai tai nematyti, kad būtų išdažyta. Pastatai nedažyti, bet kur čia gal miestas iš tikrųjų apmoka visą šitą, nes kur miesto senamiestis, tai tikrai išdažyta, matyti, kad sutvarkyta šviežiai, neapleista, nedaug metų. Dar lipamės į viršų. Pažiūrėk, va, iš čia matyti, kaip namas Taip, į viršų nukryvota. eina, taip. Tai iš tikrųjų plotas pirminiam aukšte mažesnis, Taip. kuo aukščiau namas, tuo plotas didesnis. Ir net išeina, net iš tikrųjų porą metrų gal iki viršaus būna skirtumas. Taip, taip. Kiekvienas aukštas praktiškai po 50 cm išplatėja. Kiekvienas bandė papuošti savo namą individualiai. Kuo įmantresni išlankstymai medžių ir kadangi žemė buvo labai brangi, tai apačioje visada namas buvo siauresnis, o į viršų platėjo, taip sutaupydama žemės mokesčius. Labai gražiai ir padažyta.
Pulendorfo senamiestis. Visai nedidelis miestelis, senamiestis taipogi, bet labai įspūdingas. Žmonių visiškai nėra, turistų nėra. Bet kokie tie kreivai namai, jie net nusėdė, net matysit, balkis jisai išlinkęs. Per vidurį jisai įlinksta. O kelintų metų kurtumas? 1918 metais buvo pastatyta, parašyta Gottes Haus Spital, tai yra Dievo namų ligoninė buvo pastatyta. Nu dabar viešbutis, ne? O paskui buvo tapęs svečių namais Vokietijos kaizerių. Bet ten viršui sirenos, matai? Jo, viršui sirenos. Bet net nematydavau. Tokios senovinės, kai vamžiai. Irgi gal seniai išlikę. Gal. Čia irgi parašyta Erbaut, kada pastatyta 1524-25 metais pastatyta. Perstatytas 1785, Po 200. o renovuotas 1939, 78 ir 2005. Ja. Kada pastatyta, kada perdaryta ir kada renovuota. Trinkelėm grįstas. Bet aš mačiau Miunchene, kaip šitas trinkelės deda. Tai šitie akmenys, jie yra ganėtinai ilgi. Nu, kokie 30-40 cm ir sudėdami. Todėl jie ilgi, stabiliai ir laiko jie, nelabai ir išlinksta. Nu, dar kiemelį pasižiūrėsi. Iš tikrųjų, ankšta visiškai. Čia vietos nėra. Suspaustai gyvena. Nedaug vietos turi, suspaustai gyvena. Kaimynų stogus mato. Na štai ir pasivaikščiam po miestelį. Nedidelis miestelis, senamiestis, nepavargom. Bet va matyti, kur visi seni namai, tai jie išlinkę, kreivi. Tikrai matyti. Langai, vienas langas pakrypęs į vieną pusę, kitas langas į kitą, aukštis irgi ne vienodas. Būtent ką pasako, tai būtent apie šitą pastatą kalbu, aš matau. Netgi ko gero matyti, kad balkis išlinkęs. Tarpas tarp šito lango ir vidurinio lango skiriasi. Čia įdomu irgi. Net aš anksčiau ir nematęs, čia galis elektrinius dviračius pasikrauti. Krovimo stotelės yra. Kaip čia yra. Čia tai geras. Yra matyti, kad krauna dviračius. Automobiliam tai tai. Čia ko gero gali susidėti daiktus. Nu. O čia dviratis šiaip prisektas. Nekraunamas. Tokia krovimo stotelė. Dviračiam būtent. O čia miesto stovėjimo aikštelė. Nemokamai gali stovėti. Ir kemperis va ten stovi, ir kemperiai gali stovėti. Tai problemų nėra. Tai miestelis Pulendorfas. Tai pastatei čia mašiną. Ir va čia va senamiestis prasideda. Visai nedidukas, pasivaikščiai, simpatiškas. Važiuojam? Ja. Tai važiuojam. Tai šiaip įpilė. Mašina atvažiuoja. Mane persi. Ai, matė.
Nu, yra pliusai. Tai žioplį pagauni, tai irgi ekrane raudonai užsišiščia, kurioje pusėje pyptelna. Nu, labai gerai. Jo. Jinai matė, kad aš atvažiuoju, bet jinai pagreitinus galvo važiuos. Man perspėjo irgi. Ir žmogus, jeigu irgi. Tas pats mato ir žmogų, ir mašiną. Priekyje tunelis. Žmonės virš einama, tai pasivaikščiojimo keliu. Aš nustačiau pilį. Gerai, tavo ir pilis. Po 10. Nu, tai va, tai gerai. Atvažiavom į dar vieną miestelį, Meskirchą. Nedidelis miestelis. Gyventojų gal kokį 10 000. Čia Meskircho pilies siena. Tai datuota 1735 metai. Tai 300 metų. Čia yra kažkoks tai prancūziškas sodas. Eisim pasižiūrėsim. Nors dabar pavasaris. Dar tik tais pradeda viskas žydėti, žaliuoti. Tai neaišku, ką sodė matysim. Aš iš pirmo žiūrėjau, ten 2 gandrai tupė. Ar jie tikri ar netikri. Nes visiškai nejuda. Po to įsižiūrėjau, kad plunksnos juda. Tai gyvi, taip gražiai atrodo. Pilies teritorija čia tokia. O to Vokietijos ir įdomus tie miesteliai. Išlieka jie senoviai. Restauruoja, pagražina, nudažo. Čia buvo kadaise labai didelis ir gražus sodas. Prancūziškos stiliaus. Dabar liko tik tais parkas, medeliai susodyti. To gražaus sodo kaip ir nematau. Šita pilis pastatyta 1557 metais. Buvo statoma iki 63 metų. Tai 6 metus ją statė. Einam pro vartus, parką tokią. Toks kiemelis. Ten va matyti 2 gandrai sėdi. Viršui. Čia vyksta fotosesija. Bet va matyti, kad senas pastatai. Arkos tokios. Tai įdomu, kam tokia žema arka. Čia gal kadaise buvo langas kažkokius tai. Durys žemos. Tai jeigu palyginant durys kokios su manim. Ar čia tokie maži žmonės buvo, kodėl nedarė normalesnių durų. Nejaugi visai tokie mažiukai buvo. Čia išeiname į senamiestį Meskircho. Čia matyti bažnyčią. 3:30 dabar yra vakaro. Vokietijoje įdomus stogai, čerpės, kai naujas sudeda, tai jos blizga. Čia nematyt gal visokiam spalvom. Šilta, dabar gerai vaikščioti po miestelius, kaimelius. Nu irgi vokiški nameliai.
Meskircho senamiestis. Čia labai senas įdomus pastatas. Iš tikrųjų net nežinau, kas per pastatas. Tuoj mes pasižiūrėsim, paskaitysim. – 1899 metais pastatyta Rathaus. Čia labai gražiai atrodo irgi. Čia dar viena Meskirche bažnyčia. Šitų bažnyčių. Iš kokių akmenų laiptelį padaryta. Čia yra evangelikų bažnyčia. Jinai ant kalno. Nu, taip Meskirchas eilinis miestelis su savo senamiesčiu. Parpalai atgijo. Miesto fontanas. Fotosesija, vestuvių fotosesija. Žmonių nedaug. Pilis neypatingai didelė, bet kad labai buvo gražus sodas prancūzų prieš 300 metų. Pilies teritorija, tokia va, vidinė teritorija. Čia rašo 1492 metais grafas Verdenbergas. Aš čia gyveno, statė. Aišku, gandrai kalena. Čia pilies teritorija, va ką po dešinį matot. O kairėje buvęs didelis prancūziškas parkas. Dabar iš to parko, tiksliau ne parkas, buvo parkas dabar, o buvo sodas. Nu ir dauguma Vokietijoje
esančių miestelių, o tokius senamiesčius panašius beveik visur galima rasti. Bent tie senoviniai namai, tai praktiškai kiekviena miestelį